dieną Šakių krepšinio klubas Zanavykas sužaidė vienerias regionų krepšinio lygos rungtynės. Šakiečiai principinę kovą su kaimynų Jurbarko Nemuno komanda laimėjo triuškinančiu rezultatu. Varžybų metu pralaimėjusių komandai skirtos net 4 techninės pražangos, o žaidžiantysis treneris Nerijus Blažys buvo apskritai išvytas iš sporto salės. Raminti bei įsiplėskiančių aistrų buvo iškviesti rajonų policijos komisariato pareigūnai. Pastarąsias Zanavyko ir Jurbarko Nemuno rungtynės Šakiuose reikėtų laikyti neeilinėmis. Be Zanavykams gerai žinomos Nemuno atstovaujančio šakiečių Mindaugo Labanausko provokuojančios vaidybos, šįkart nesportinio vėliau peraugusių į chuliganišką elgesio pasižymėjo jurbarkiečių žaidžiantysis treneris Nerijus Blažys. Paskutiniajame rungtynių kėlinyje Blažys nevaldė pykčio, už tai buvo nubaustas iškart 2 techninėmis pražangomis ir buvo išvytas iš sporto salės. Tai padaryti jis ne iš karto sutiko. Sekė eilė žodžių grasinimų teisėjų adresu, tik komandos draugams jį pavyko sulaikyti nuo smurto veiksmų. Raminti kylančių Blažio aistrų į sporto salę baigiantis varžyboms buvo iškviesti policijos pareigūnai. Po rungtynių varžybų teisėjai dėl Blažio elgesio parašė protestą. Jo ir jo komandos elgesį svarstys regionų krepšinio lygos vadovybės. Jurbarkiečiam netgi grėsia pašalinimas iš tolimesnių lygos varžybų. Nors varžybų tarp Šakių, Zanavyko ir Jurbarko Nemuno pradžia praktiškai nekėlė niekam abejonių, kas švęs pergalę. Tuo labiau, kad dar pirmojo rato rungtynėse Jurbarke šakiečiai Nemuno komanda sutriuškino net 44 taškų skirtumų. Pergalingą pabaigą Zanavyko pranašavo ir pirmasis pastarųjų varžybų kėlinukas, pasibaigęs rezultatu 31-11. Tačiau po trumpos pertraukėlės, kuomet Zanavyko treneriai į aikštę išleido nepagrindinės sudėties krepšininkus, rungtynių eiga ėmė krypti svečių naudai. Antrasis kėlinukas baigėsi jurbarkiečių pergalę rezultatu 19-20. Tačiau stebuklas neįvyko. Trečiąjį kėlinuką laimėjo 34-14, ketvirtąjį 26-21 šakiečiai šventė eilinę pergalę rezultatu 110-66. Daugiausiai taškų Zanavykų naudai pelnė lygiai pusę rungtynių laiko aikštelėje išbuvęs Regimantas Ostreika 16. Tomas Butkus, Giedrius Būda ir Aismantas Zasas pelnė po 13 taškų. Vienas iš Zanavyko komandos senbuvių, Giedrius Būda, šias varžybas apibūdino taip. Aš asmeniškai vertinu jas mūsų pusė, kad teigiamai viskas buvo, labai turėjom didelį norą laimėti, nes, kaip žinom, šakiečiai žaidė, jie irgi buvo pasiruošę įtemptai, norėjo kažką įrodyti, nes vis dėlto jiem vis tiek kažkoks pretekstas, kad jiem nepapuola į savo komandą, o turi žaisti būtent į svetimą kažkur važiuoti toliau. Vis tiek nori savo šalį žaisti, savo komandą žaisti, bet jie negalėjo, tai jie norėjo įrodyti, kad čia galėjo stipresni būti, bet nebuvo, mes geriau pasirodėme. Giedriaus Būdos teigimu, pirmojo rato varžybose šakiečių iškovota triuškinanti pergalė prieš jurbarkiečius net palaidavo. Varžovai Zanavyko krepšininkams per daug gerai pažįstami. Šakiečiai žino, ko reikia laukti iš vieno ar kito žaidėjo. Šiose rungtynėse Giedrius Būda žaidė 23 minutes, pelnė 13 taškų, atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Iš 3 mestų tritaškių metimų taiklus buvo tik vienas, iš 6 mestų baudų metimų tikslą pasiekė vos 2. Šio sezono iš viso aš savo žaidimą vertinu banguotai, nes negaliu pats pilnai jėgą žaisti. Neapsigaunu man su tom kojom truputį. Bėdų turiu. Iš tikrųjų atėjo daug, keli nauji žmonės atėjo, iš tikrųjų jie irgi. Čia yra viskas komandos labai šiemet toks susipirimas. Nėra tokio, kad mūsų komandoje vienas lyderis ar kažką tokio. Visi meta apylygiai. Traumas jis įvardino kaip vieną iš netikėtų ir kertančių per komandų žaidimo kokybę faktorių. Iš dalies lėmusių Zanavykų neplanuotų praėjusio regionų krepšinio lygos sezono pabaigą. Giedrius Būda nemano, kad Suvalkijos regionų komandos yra žymiai silpnesnės nei kitų regionų. Iš tikrųjų nėra silpnas, atsiratėjo tikrai KTU. Tikrai verta pagarbos komanda iš tikrųjų mūsų tam regione. O Žemaitija, mūsų sekanti Žemaitija, man atrodo, bus. Tai ten, iš tikrųjų, dabar ten kiek girdėjau žmonių, pasikeitę žmonės yra, ten vieni į kitą komandą, kiti į kitą. Bet vis laikas ten stiprus regionas būdavo. Iš tikrųjų, nelabai noriu prognozuoti, bet žinau, kad stengsimės ir tiek. Kitos Zanaviko komandos varžybos planuojamos gruodžio 6 dieną Prienuose su vietos Rūdupio KKSC komanda. Pirmasis rungtynės Šakiuose laimėjo Zanavykas.
pristatome Zanavyko komandos kapitoną Giedrių Pečilionį. 40-metis, 1,94 cm ūgio krepšininkas Zanavyko komandoje vilki 10 numeriu pažymėtus marškinėlius. Šiame sezone Giedrius Pečilionis aikštelėje praleidžia vidutiniškai po 26 minutės, pelno beveik po 13 taškų. Giedriaus Pečilionio arkliukas tolimi metimai. Šiemet tritaškius jis meta 55% taiklumu, o dvitaškius net 80%. Paskutinėse varžybose su Jurbarko Nemunu Zanavykų kapitonas aikštelėje praleido 20 minučių. Iš viso tądien jis pelnė 12 taškų, iš visų pozicijų metė 100% taiklumu. Zanavykų kapitonas vienas labiausiai patyrusių komandų žaidėjų. Sportuoti pradėjęs dar 1975 metais. Giedrius Pečilionis žaidė Kauno Žalgirio dublerių, Kauno Atletų antroje, Kauno Drobė, Šiaulių ir Druskininkų komandose. Jis turi buvusios TSRS krepšinio komandų dublerių varžybų čempionų titulą, o 2 kartus tapo LKL ir NKL bronzos medalių laimėtojų. Kartą laimėjo RKL bronzos medalį. Į Rimą Kurtinaitį besilikiuojantis Giedrius Pečilionis laisvalaikiu mėgsta pažvejoti, itin mėgsta visus lietuviškus patiekalus, o šių metų tikslas tapti RKL čempionu.